Einam, ką aš jums parodysiu. Atvariau į tokią labai įdomią vietą. Daug vietos aš čia buvęs. Čia yra netoli Merkinės, prie Nemuno miške. Nežinau, kas tiksliai čia buvę, bet čia, jeigu matot, prasideda ąžuolai. O vienas ąžuolas, va, kitas ąžuolas, bet čia tokie nedideli. Jums tuoj parodysiu, kokio dydžio čia ąžuolai auga. Čia kokių 3 arba 400 metų senumo. Ir jie taip sustatyti šalimais vienas kito, kai buvo senas kelias. Ir garantuoju, kad buvo senas kelias, bet į kur jisai vedė, nežinau ir neįsivaizduoju. Kur jis vedė. Labiškai pasiklydau. Matau. Tai va, aš turiu 2 versijas. Arba tas senas kelias buvo į kažkokią sodybą, arba buvo prie Nemuno į kokį keltą, galbūt per Nemuną. Į seną sodybą būtų logiškiausia, bet vaikščiau čia su detektorium, tai nieko neradau panašaus į namo signalus, kad būtų daug metalo. Va, jau prasideda tie ąžuolai. Žiūrėkit, hebra. Pamatysit, kokio jie dydžio. Tuoj daeisiu iki jų. Tai va, tai kad į seno namo vietą nepanašu, nes nėra jokio metalo. Į seną kelią, kuris veda į kažkokią prieplauką, irgi nelabai tikėtina. Nes tokios vietos kaip ir valčiai nusileist nelabai yra. Bet šalimais šitų ąžuolų visai netoli radau kristinką. Jono Kazimiero šilingą, sakau, Rygos šilingą. Va čia irgi būtų ąžuolo. Ir va, žiūrėkit. Žiūrėkit, kokie čia ąžuolai. Ir va, žinoma, prie kokią padėsiu kastą, kad jis vis būtų. Kaip jam ąžuolėlis, kaip jam kitas ąžuolas. Čia jau bent 300 metų, tai tikrai, sekantis jau čia jau išlūžę. Tai jeigu mato, čia kelmas, čia ąžuolas, čia ąžuolas, čia ąžuolas. Tai va čia ėjęs senas kelias. Svajojau visą savaitę aplink šitą vietą, kad atvažiuot, nufilmuoti ir jums parodyti. Dar matosi degės. Turbūt žaibo gavęs. Tai va, tai teoriškai turėjo būti čia senas kelias, nes buvo mada iš abiejų pusių ąžuolus statyti. Šitas blema gal dar močnesnis, didesnis. Pažiūrėkit. Bele koks. Nežinau, ar čia aplink Merkinę yra kažkur didesnių, senesnių ąžuolų. Turbūt nelabai. Klausimas, ar nacionalinis parkas žino apie šitus ąžuolus. Ar jie įtraukti į saugomą kažką, ar neįtraukti, nes jei neįtraukti, tai tikrai labai malonu, kad jie nugyventų savo gyvenimą, o ne kažkoks medkirtys ar blogas žmogus jūs nukirstų. Tai va, tai teoriškai čia ėjo senas kelias ir jis turėjo vesti teoriškai į sodybą arba į tą vadinamą prieplauką. Bet nei prieplaukos, nei šitos. Čia va kažkur radau tada kristinką, tą Švedijos Rygos šilingą 1623. Tai labai panašu, kad šitie ąžuolai ir bus tų 400 metų, va žiūrėkit. Irgi ąžuolas, bet jau savo gyvenimą nugyvenęs. Čia matosi toks griovys. Ar jis čia susikūrė nuo kokių ledonešių, ar čia senas buvęs kažkoks griovius ir kai vanduo pakildavo, iki čia daeidavo vanduo. Va, blemba, žiūrėkit, koks ąžuolas. Kitas nukritęs. Tai
Man taip atrodo, kad galbūt vis dėlto ir link to Nemuno ėjo, nes šį Nemunas va 30 metrų, bet čia taip skersai, jeigu žiūrėtum ten, tai turbūt va čia va, taip varėjo skersai link Nemuno. Tai galbūt vis dėlto ir buvo kokia prieplauka. Lemba visur šakos. Bet vieta žiauriai graži, žiauriai sena. Ir mažai kas čia iš vietinių iš viso žino šitą vietą. Merkinės muziejaus direktoriui parodžiau, tai sako, blemba, net nežinau, kad tokia vieta yra 10 km nuo Merkinės. Tai va, einu prie Nemuno, atsivežiau ir detektorių. Pabandysiu dar pasivaikščiot, gal kažkur kažką užtiksiu, nes jeigu prieplauka buvus ar namas, turi būti signalai. Štada vaikščiau, aišku, ne kruopščiai, tai biškai pasivaikščiosiu šiandien, tai jeigu ką rasiu, parodysiu. Pavaikščiau, ten link Nemuno, paskui radau dar vieną tokį ąžuolą. Tiksliau 2 dar ąžuolus, bet mažesnius tokius tam. Pusantrą kokį 100 metų. Taip šone. Tai nežinau, paskui grįžau, ten prie Nemuno jokių signalų, paskui grįžau prie tų ąžuolų. Tai tokia grebė yra, kaip pasakau, liaudiškai griuvys, tai už to griovelį vieną vietą taip geležies biškį signalų tokių pavynių buvo. Paskui nejau ten toliau dar, į kitą pusę. Tai gilzės 2 cielas, vienos trečdalį. Paskui grįžau dar palei tuos ąžuolus pasitryniau ir patraukau link mašinos. Tada pagalvojau, kad gal čia vis dėlto nei čia kelio būta, nei tai kokios perplaukos. Gal vis dėlto čia aš pagalvojau, kad gal kokios žemės ribos, sklypų ribos. Kaip turėjau menį, tarkim, nežinau, ten kokios, nežinau, dvaro ribos žemės, arba ten, nežinau, kokių dominikonų vienuolyno žemės ir kapčius vadinamas. Gal susodino kažkas tuos medžius vieną eilę ir toks kaip kapčius gaunasi, nežinau, galbūt kažkas su istorija susidūręs, ar buvo kažkada virš kokius, nežinau, 400-300 metų tokiu būdu dalinamos, tiksliau nedalimamos, o žymimos žemės. Jei turit kokių idėjų, parašykit. O aš dar ką aš čia turiu pusę valandos iki Sutemos. Stabtelsiu vieną vietą, pažiūrėsiu, kur irgi buvo ant žemėlapio karčiama žymėta. Bet aš jos ten ieškau 2 kartus ir neradau. Tai dabar dar tokia viena mintis kilo, kai dar vietoj, žinai, pasižiūrėti. 10 minučių realiai reikalas, nueisiu yra arba nėra. Tikriausiai nėra. Ir viskas, važiuosiu namo. Tai va, tokia šiandien kelionė.